Labas! Šiandien aš noriu Jums papasakoti apie labai įdomius mokslinius straipsnius, kurie yra skirti laiko kristalams. Kas yra laiko kristalas ir kodėl tai turėtų būti Jums įdomu? Geras klausimas. Pradėkime nuo to, kad įprasto kristalo struktūra kartojasi erdvėje, o laiko kristalas kartojasi laike. Laiko kristalai svyruoja pirmyn ir atgal ir būdami pagrindinėje būsenoje. Laiko kristalai savo idėja yra panašus į kai kurias cheminės reakcijas, kurios nevyksta viena kryptimi, bet osciliuoja. Vis dėlto laiko kristaluose tai nėra cheminis procesas, tai yra fizinė kietojo kūno pertvarka. Pradėkime nuo pagrindų. Kristalai yra kieta medžiagos forma, susidariusi dėl reguliaraus pasikartojančio molekulių, jonų, atomų išsidėstymo. Toks išsidėstymas yra ne tik tvarkingas, bet ir periodiškas, rodantis įgimtą kristalo struktūros simetriją. Visi kristalai turi transliacinę simetriją. Tai reiškia, kad pritaikius bet kurią simetrijos operaciją tam tikrai kristalo gardeliai, kristalo struktūra liks nepakitusi. Paprastai tariant, kristalo pasukimas aplink tam tikrą ašį gali duoti tą pačią konfigūraciją, panašiai kaip matome simetriją snaigėse. Taigi įprasti kristalai susidaro iš pasikartojančių raštų erdvės dimensijose. Bet kas būtų, jeigu šis periodiškumas pasikeistų iš erdvinio į laikinę? Gautas išsidėstymas būtų vadinamas laiko kristalu. Laiko kristalai – tai sistemų išsidėstymai, kurie pažeidžia laiko transliacinę simetriją. Įprasta taisyklė, kad stabili sistema laikui bėgant išlieka tokia pati. Taigi, jie keičia savo konfigūraciją ir pereina tarp dviejų ar daugiau raštų, priklausomai nuo to, koks dabar yra laikas. Paimkime paprastą hipotetinį pavyzdį. Pavyzdžiui, turime sistemą kvantinę dėžę, joje 10 elektronų ir kiekvienas elektronas turi dvi sukinio būsenas – aukštyn ir žemyn. Ir jeigu atsitiktinai atidarytume kvantinę dėžę, tai atidarysime ir pamatysime dalį elektronų su aukštyn sukinio būsena, o kitą dalį su žemyn. Ir taip nutinka įprastoje medžiagoje. Tačiau laiko kristalo atveju situacija gali būti ypatinga. Atidarę dėžę mes pamatysime, kad visi elektronai bus aukštyn, o kitą kartą visi bus žemyn. Ir šis pirmyn ir atgal apsivertinėjimo raštas periodiškai tęsis. O kristalai rodo vienokias savybes vienu laiku ir kitokias kitu. Pirmą kartą jos teoriškai pasiūlė Nobelio premijos laureatas fizikas Frankas Wilczokas 2012 metais. Among symmetries, perhaps the most fundamental of them all is time translation symmetry. Jis tyrinėjo kristalus ir sugalvojo, kodėl neįsivaizdavus kristalo turinčio simetriją aukštesnėje dimensijoje, nei įprastos 3 erdvinės dimensijos. Iš pradžių mokslininkai kiek atsargiai tai reagavo. Vėlesni darbai sukūrė tikslesnius laiko poslinkio simetrijos pažeidimo apibrėžimus. Ir tokie mokslininkai kaip Watanabe ar Oshikawa net iškelia teiginį, kad pusiausvyroje esantis laiko kristalai tiesiog yra neįmanomi. Ir tada, praėjus tam tikram laiko tarpui, 2014-2015 metais, Krzysztof Sacha iš Jogailos universiteto Krokuvoje iškelia alternatyvią laiko kristalų idėją, parodydamas, kad kvantinių kristalų struktūrų egzistavimas laiko dimensijoje yra įmanomas ir kad jos gali turėti įvairių savybių, žinomų iš kietojo kūno fizikos, nors ir stebimos laiko dimensijoje. Profesorius Sacha taip pat pademonstravo, kaip sukurti realius laiko kristalus, naudojant šaltuosius atomus. Ir šiam epizodui aš palaikiau su jo korespondencija, nes mes esame pažįstami dar nuo 2018 metų. O jo komentarus apie naujausius mokslinius straipsnius jūs netrukus išgirsite, kuomet aš juos aptarsiu. Bet prieš tai dar noriu pažymėti, kad 2022 metais Nature Communications Krzysztof Sacha parodė svarbų žingsnį, kaip sukurti lusto dydžio laiko kristalus,
kurie atvers kelią iš specializuotų laboratorijų į realius pasaulio taikymus. Bet dabar eikime tiesiai prie naujausio to mokslinio straipsnio, kuriam ir turėjo būti skirtas šis epizodas. Tai yra mokslininkai iš Universiteto Colorado, iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Hirošimos universiteto Japonijoje. Taigi, naujame straipsnėje, kuris plačiai yra aptarinėjamas žiniasklaidoje, dėl to prie jo ir sustojau, nes visada reikia permastyti ir kritiškai vertinti tokias antraštes. Ten rašoma, kad buvo stebėti virpesiai pasireiškia skystuosiuose kristaluose. Skystasis kristalas, priminsiu, kad tai yra medžiagos būsena tarp skysčio ir kietojo kristalo. Jis yra sudarytas iš molekulių, kurios savo formą primena mažus strypelius. Šios molekulės gali tekėti kaip skystis, tačiau dėl savo formos ir cheminių savybių jos yra linkusios išsirikiuoti viena kryptimi. Skystieji kristalai vis dar plačiai naudojami telefonų ir nešiojamų kompiuterių ekranuose. Tad labai tikėtina, kad šiuo metu žiūrite būtent į tokį ekraną. Tokie ekranai veikia keičiant tų kristalų orientaciją, pritaikant įtampą, kuri lemia, kokią šviesą matote. Nors šios ekranus pamažu jau keičia OLED ekranai, kurie pasižymi geresnių spalvų kontrastų, bet tai jau yra visai kita tema. Taigi, štai ką padarė šio naujojo straipsnio autoriai. Jie paėmė ploną skystojo kristalo sluoksnį ir įdėjo jį tarp stiklo plokštelių. Tuomet apšvietė jį pastovia mėlyna šviesa ir parodė, kad esant tinkamam intensyvumui ir temperatūrai, ši medžiaga spontaniškai susiorganizuoja į judančias juostas. Dėl skystojo kristalo savybių šios juostos skirtingai polarizuoja šviesą, todėl žiūrint per polarizuojantį lęšį, jos atrodo skirtingų spalvų. Autoriai parodė, kad šių virpesių dažnį galima reguliuoti šviesos intensyvumu ir temperatūra. Taigi tipinis dažnis yra apie 0,2 Hz. Tai yra vienas ciklas kas kelias sekundės. Jeigu intensyvumas yra sumažinamas žemiau maždaug 1 mW kvadratiniam centimetrui, judėjimas sustoja ir struktūra užšąla. Jie taip pat pridėjo nedidelių netolygumų į šviesą ir parodė, kad ritmas išlieka, kas patvirtina, jog taip ir tikėtasi. Šie virpesiai pasižymi tam tikrų atsparumų triukšmui. Jie netgi stebėjo, kaip erdvės ir laiko defektai juda per raštą, panašiai kaip dislokacijos juda kristaluose. Tai yra jau kietojo kūno paskaitas. Ir kaip jie teigia, vienas iš pritaikymų būtų apsaugos elementai banknotams ar asmens tapatybės kortelėms. Šį efektą būtų galima panaudoti, kuriant ploną žymą, kuri rodo kintantį vaizdą tik esant tam tikros spalvos šviesai. Todėl jos neįmanoma nukopijuoti. Kita idėja yra papildomos informacijos kodavimas brūkšniniuose koduose. Dar viena galima taikymų sritis, kaip aptarė autoriai, yra fotonika, technologijos, kurios vienaip ar kitaip dirba su šviesa, nes jie leidžia kurti itin greitus kompiuterius, kurie išskiria mažai šilumos ir netgi naudojami kvantiniuose kompiuteriuose. Taigi skystieji kristalai čia galėtų būti naudingi, nes juos būtų galima naudoti kitų signalų moduliacijai. Ir iš esmės tai būdas kurti valdomas dinaminės gardeles ir lęšius. Vis dėlto prieš tai, kai tai atsiras jūsų telefonuose ar ant banknotų, dar reikia įveikti nemažai inžinerinių iššūkių, taip teigia autoriai. Šiuo metu procesai yra dar pernelik lėti ir dar nepraktiški, kad būtų plačiai naudingi. Kągi atsakė profesorius Krzysztof Sacha apie šį straipsnį ir kokiagi jo nuomonė. Jis rašo, mašinas straipsnis, apie kurį klausia, yra įdomus. Laiko kristalo pavyzdys ir iliustruoja faktą, kad laiko kristalai gali atsirasti labai įvairiose fizinėse sistemose. Tačiau praktinių taikymų požiūriu turiu šiek tiek kritišką nuomonę. Nors autoriai pabrėžia gana plačias galimų taikymų perspektyvas, nesu iki galo įsitikinęs, kad šios taikymus yra realistiška pasiekti. Pirma, laiko kristalo periodinės evoliucijos laiko skalė yra gana ilga. Sistemos, kurių periodinė evoliucija yra sekundžių eilės, yra įprastos ir gali būti stebimos plika akimi. Antra, sistema neparodo kvantinių daugelio kūnų savybių, todėl joje neatsiranda daugelio kūnų koreliacijų, kurios galėtų būti naudingos kvantinės informacijos apdorojimui ar metrologijai.
Laiko kristalus apibūdinantis bruožas yra spontaniškas jų atsiradimo pobūdis. Tai yra fazė, su kuria jie pradeda savo evoliuciją atsitiktinumas. Kągi Krzysztof Sacha mano apie laiko kristalų dabar vystymosi ir tyrimus, taip? Tai apskritai laiko kristalo ir laiko kristalinių struktūrų sritis labai sparčiai vystosi. Mano nuomonė, šių metų svarbiausi yra tyrimai susijęs su galimais praktiniais laiko kristalų taikymais. Viena natūrali idėja yra laikrodžių kūrimas, naudojant laiko kristalus. Šio požiūriu vadinamieji nuolatiniai disipaciniai laiko kristalai, angliškai Continuous Dissipative Time Crystals. Jie man atrodo perspektyviausi. Neseniai buvau paprašytas pakomentuoti publikaciją, kuri jau priimta į Physical Review Letters. Krzysztof Sacha pasakė, kad žvelgiant plačiau, praktiniai laiko kristalų taikymai, jo nuomonė, yra viena svarbiausių dabartinių šios srities tyrimų krypčių. Maždaug prieš 10 metų sužinojome, kad laiko kristalai gali egzistuoti, tačiau vis dar nėra aišku, kaip juos efektyviai panaudoti. Jie neturėtų būti vien tik blizgučiai, bet taip pat turėtų leisti kurti naudingus dalykus. Kaip įprasti erdviniai kristalai gali būti naudojami tiek juvelyrikoje, tiek kompiuterių procesorių gamybai, taip norėtume, kad ir laiko kristalai sudarytų galimybės naudingoms technologijoms. Galiausiai pridursiu, kad laiko kristalo vystymas laiko įrenginių chronotronikos kryptimi yra dar viena labai perspektyvi laiko kristalų struktūrų taikymo kryptis. Ačiū labai didelis Krzysztofui Sachai už susirašinėjimą ir komentarus, kurie yra be galo naudingi. Laiko kristalai iš tikrųjų labai didelis naujas dalykas fizikoje, manau gal ir ateityje tai būtų kita Nobelio premija, nes tai gali padėti sukurti atsparesnius, galingesnius kvantinius kompiuterius. Laiko kristalai gali būti naudojami kaip atminties įrenginiai kvantiniuose kompiuteriuose ir kai šie laiko kristalai pakeis mūsų fizikos sritį, parodys tik pats laikas. Ištvermingiausiams, kurie išklausė šią trumpą fizikos paskaitą iki galo, didelis nuoširdus ačiū ir pagarba. Iki kito susitikimo trumpoje fizikos paskaitoje.